Labadiena, jūs klausotės Dešiniojo proto tinklalaidės. Dešinysis protas yra Europietiškos dešinės instituto kuriama tinklalaidė. Man labai malonu šiandien studijoje pasveikinti Pijų Kruminą, ICM universiteto docentą ir Wargaming Lab vadovą. Sveiki, Pijau. Sveiki. Šiandien kalbėsimės apie tokį tikrai aktualų dalyką, kurį mes girdime ir žinome mūsų viešo erdvėje ir plačiau, tai yra Wargamingas, bet mes jį vadinsime lietuviškai, labai gražiu, mano galva net kažkiek archaišku žodžiu, tai yra karžaida. Pijau, ar galėtum pakomentuoti šitą žodį? Taip, tai žodis karžaida skamba archaiškai, bet yra naujas, ar ne, nes ilgą laiką buvo tiesiog naudojamas karo žaidimas ar karinis žaidimas terminas, bet yra viena problema lietuvių kalboje, ar ne, kad mes tai galim vadinti žaidimu ir procesą, ir objektą, ir kartais tiesiog norisi atskirti. Tai tiek dėl pačios kalbos sklandumo, tiek kartais nori akcentuoti, ar tu kalbė apie žaidimą kaip objektą, kuris yra žaidžiamas, ar patį procesą. Ir tada tas angliškai gražiai atsiskiria wargame ir wargaming, pas mus tas žaidimas viską padengia, tai išgirdau tokį pasiūlymą vadinti karžaida ir tas pasiūlymas eina toliau, jau yra perėjęs ir terminų komisijas, tai man atrodo dar galutinio galbūt ir laukia patvirtimo, bet jau ten turėtų toj būti jau visai Jis net jau yra prieėjęs visas biurokratinės yra, taip, jis jau yra, žodžiu, oficializuojasi, taip gal pasakyčiau. O VLKK čia turės žodį? Tai turi pereiti, nes teikia tada ten turbūt karo terminą ar kažkaip panašiai vadinasi komisija, tada jis ten eina toliau ir tada turi galiausiai tai nuostabu, mes klausytojams galiu iškart pasakyti, kad štai ir vadinkime Wargamingą karžaidą, labai gražu, kai randasi nauji žodžiai. Kokia yra karžaidos istorija? Kada ji prasidėjo? Tai labai aiškus yra taškas, tai yra 19 amžiaus pradžios Prūsija. Iki to laiko, ar buvo bandymų irgi žaidimus pritaikyti arčiau ar net tikros karybos privesti kažkaip ir panašiai, tai daugiausiai daromi buvo šachmatų pagrindo, bet šachmatuose ką mes turim labai tokias abstrakčias figūras, kurios turi savo judėjimo taisyklės, lenta dar abstraktesnė, iš esmės yra tiesiog skirtingų spalvų kvadratai, kur spalvos iš vis nieko nereiškia. Iš principo, tai buvo bandyta įvesti, o jeigu mes padarysim kvadratėlius, kurie ten bus upės, kurie bus miškai ir tai paveiks kažkaip judėjimą, bet tada gauni sudėtingesnius šachmatus, bet ar tau tai ką nors pasako apie taktinius operacinius sprendimus? Tikriausiai ne. Bendrai moko mąstymo, sprendimų priėmimo, planavimo, ar ką priešininkas galvoja, kaip jo planus užkirsti ir panašiai, bet realių sprendimų priimti tai turbūt nelabai moko. Ir kas atsitinka 19 amžiaus pradžioje, tai visų pirma atsiranda ar labiau vystosi topografiniai žemėlapiai. Vienas svarbus dalykas, nes tie pirmieji karo žaidimai, būtent jau tikrieji karo žaidimai, jie yra statomi tiesiog ant topografinių žemėlapių. Kuo tai yra gerai, tu nebeturi abstrakčios vietovės, tu turi labai konkrečią vietovę, kurią pasiimi, kurios tau reikia, ar fiksinę, bet aišku, realias naudoji. Ir jeigu tu turi realią vietovę su masteliu, tu gali dėlioti jos dalinius, kurie irgi atspindi, kiek jie užima vietos tikroje vietovėje, koks jų matymo laukas, kokios kliūtis yra ir visa kita. Tai tas topografiniai žemėlapiai tikrai nemažai prisideda. Ir antra problema, su kuria buvo, tai vienas ar net tas tikroviškumo aspektas, antra problema buvo taisyklių aspektas. Kuo tu šachmatai, aišku, taisyklių patys daug neturi, bet jeigu tu juos labai apkrauni, pasidaro kompleksiniai, tu nori įsivaizduokim sukviesti aukšto rango karininkus žaisti žaidimą ir jie dar ten turi porą dienų mokytis taisyklės, niekas tiek laiko negalės skirti. Tai kas padaroma, tai yra tėvas ir sūnus von Reisevicai, tie kurie, jie perkelia naštą ant moderatoriaus, fasilitatoriaus, ar ne, kuris žino taisyklės, o kas lieka dalyviam, jiems lieka duoti nurodymus tokius, kokius jie nurodytų mūšio lauke savo žemesnio rango karininkam, ką jie turi padaryti. Nes jeigu tu turi žemėlapį, kur viskas tikroviška, daliniai yra tikri, viskas, tu gali jiem nurodyti, ne eik iš E2 į E4, o iš šito tenais miesto pajudėk ant tos kalvos, ar ne, viskas. Tu nusiunti tą nurodymą fasilitatoriui, kuris to pačiu žinoma ir arbitro rolę ir jis išsprendžia, ar ne, kokiu greičiu, kada tu ten pasiektum, kai keistųsi matomumo laukas, tau kaip žaidėjai tau nebereikia galvoti. Tau tai reikia galvoti tik tai, ką tu mokysi savo karo mokykloje, ar kokia buvo tavo patirtis ankstesnė mūšio lauke, ir pagal tai pritaikyti duodamus įsakymus. Kuo tai dar yra labai naudinga ir labai svarbu tuo, kad karininkai mokėsi duoti įsakymus. Jeigu tu neaiškiai parašai ir nusinti arbitrui, arbitras interpretuos, kaip jis norės. Ir staiga tu sužinai, kad ir ne visiškai viskas mūšio laukia ne taip, kaip tu galvoji, nes tavo nurodymai buvo neaiškus ir tie tavo ar ne arbitro valdomi kiti karininkai žemesnio rango, jie staiga tenais kažkaip netaip interpretavo tavo nurodymus. Ir net tai tam tikras ir ne tik sprendimų priėmimo, bet ir vadovavimo valdymo ugdymo mechanizmas. Taip gaunasi.
Ir kuomet pamato ir generalinio štabo karininkai, jie sako, okei, tai čia jau nebe žaidimas, čia iš tikrųjų jau pasiruošimas karui. Ir tada pradedamas naudoti vis plačiau Prūsijoje, Prūsai visam patinka, jie ten ir pasiūlo kitoms šalims ten ir pasidalinti, kai kuriem pavyzdžiui Austrija atsisako išdidžiai ir sako, kad ne, mūsų nelabai domina, tada 1866 metų karas, Prūsija stipriai laimi. Jo, Kanigracas, žodžiu, ir viskas. Ir tada Austrai po kurio laiko sako, nu gal ir mums būtų visai įdomu. Tai, bet iš esmės tai yra 19 amžiaus Prūsija ir po to metodas jau pradeda plisti kitur, jis aišku adaptuojas, atsiranda skirtingos versijos, bet pirmasis yra būtent tas, kad tu žaidži ant kelių žemėlapių, skirtingose kambariuose, kad turėtum karo rūką, nematai priešininkų, kol jie nepatenka į tavo dalinių matymo lauką, tu duodi nurodymus, gauni rezultatus ir visa kita. Tai tas toks klasikinis yra 19 amžiaus pradžia, kada jau tikrasis. Tai čia iš esmės yra susijęs su, pataisyk, jeigu klystu, su tiesiog modernaus žemėlapio, detalaus žemėlapio atsiradimu. Tai yra vienas iš veiksmų, nes noras sukurti žaidimus, kurie būtų labiau taikomi edukacijai, kariniam rengimui būtent buvo, bet topografiniai žemėlapiai labai leido tą išspręsti, ar jų žemėlapių tobulėjimas leido tą supaprastinti. O kokie yra būdai karžaidos? Ta prasme, tu mini, kad jo, anksčiau ten šachmatai buvo, mes dabar turim, man atrodo, bendrai įsivaizdavimą tokį, kad tai yra kažkoks stalo žaidimas. Bet kaip tai atrodo praktiškai iš esmės, net ir 19 amžiaus pirmoji pusė? Tai iš esmės turbūt galima skirstyti kelis variantus. Tai vienas variantas yra žaidimų, kurie tai primena visiškai mūsų stalo žaidimus, ar ne? Turi taktinį kažkokį ar operacinio lygmens žemėlapius, tenais judini dalinius, yra kažkokie būdai išspręsti tavo veiksmus, ten apsišaudymus ar panašiai, ar ten tave aptinka ar neaptinka, ir tai yra iš esmės stalo žaidimo formato. Jie gali būti tiek kaip mums įprasti stalo žaidimai, ta prasme, kad taisyklės pilnai aprašo visus sprendimus, arba kaip tie pirmieji prūsiški, jie gali naudoti arbitrą, kuris priima sprendimą pagal tai, kokia yra situacija. Jie ten veikiausiai įtrauks kažkokius neapibrėžtumus per, pavyzdžiui, kauliukų naudojimą ar panašius dalykus. Čia beje irgi pažįstami iš Vokietijos darė tyrimą, man atrodo, gal dar ir nepublikavo, bet jie užsima būtent 19 amžiaus Prūsijos žaidimų analizę ir jie padarė testą. Viena grupė žaidė, kur arbitrai nenaudoja kauliukų, jie tik tais priimdavo taip. Tarkim, tikimybė, kad bus taip, yra 70% ir aš nusprendžiu, kad įvyko taip ir taip. Kitoj grupėje arbitrai įvertina tikimybę ir tada ridena kauliukai, kurią pusę žodžiu pasiseka, ar pasiekia tą reikalingą ribą ar ne. Ir vienas rezultatų buvo, kad tie arbitrai, kurie nenaudoja kauliukų, tai net jeigu tikimybė yra kažko įvykti 55%, jie bus labiau linkę visada sakyti, tai nutiko taip, kaip labiau tikėtina. Kauliukai įneša to neapibrėžtumo. Gali būti, kad labai geras planas, viskas puikiai, yra kažkokia maža tikimybė nesėkmė ir jinai pastvirtina, arba atvirkščiai kažkoks planas, kuris veikiausiai nesuveiks, bet jisai suveikia. Tai yra tų visokių skirtumų nedidelių variacijų. Čia viena būtų žaidimų grupė, kita žaidimų grupė, kurie yra labiau atviro formato, jie labiau dažnai vedantis į diskusiją. Čia turbūt ypač aktualūs strateginiam lygmenį, mąstant jau ne tik apie karinę dimensiją, bet apie politinę, ekonominę, socialinius veiksnius įtraukiant, kuomet yra irgi komandos, kurios gali atstovauti, nežinau, tarkim, jeigu apie strateginį lygmenį, tai gali būti atskiros šalis, gali būti sąjungos kaip NATO, Europos Sąjunga ir panašiai. Ir tenai žaidėjai priima tokius kaip politinius sprendimus, kurie renkasi iš mažai apibrėžto ir visai neapibrėžto sprendimų laukų. Jie gauna scenarijų su situacija, jiems reikia nurodyti, kaip jie reaguotų, pagrysti, ir tuomet jau arbitrai priima tą sprendimą irgi. Vėlgi tada jau turi įtraukti srities ekspertus, kad jie galėtų maždaug įvertinti, kokie galėtų būti vieno ar kito veiksmo rezultatai. Ir gali būti net ir labiau diskusijomis grįsti žaidimai, kur suteikia diskusijai tokią irgi konkrečią formą. Nes turbūt, jeigu viskai kas karo žaidimas apibrėžti, tai ką mes turim, tai vienas dalykas yra, kad tai yra žmonių priimami sprendimai, nes jeigu mes neturim žmonių, tai yra modeliavimas ir simulacija kompiuteriniai. Ir antras dalykas, kad dažniausiai, kadangi tai yra ne karo žaidimas, tai yra tam tikras adversary, toks ir nepriešiškumo elementas, kuris irgi ne visą laiką būtinai tarp žaidėjų bus, gali būti tarp žaidėjų ir sistemos. Ir kitas dalykas yra tas, kad mes turim veiksmus, bet toliau negu, pavyzdžiui, šiaip diskusija ar pokalbis, gauni veiksmų rezultatą. Tai yra būdas,
kažkoks pateikimas, kaip išspręsti, ar veiksmas pasisekė ar ne ir kokį jisai duoda rezultatą, ar ne. Tuomet tu eini jau į kitą tą raundą, tarkim, ten ėjimas, nežinau, trunka 1 pusmetį ar mėnesį, ir nesvarbu. Eidamas į kitą raundą, tu jau turi atsiremti ir į pasiekmes to, kas įvyko pirmam raundui. Tai gaunasi toks kaip scenarijus, tam tikras vystymas. Tas spektras yra pakankamai platus, aišku, atsiranda dabar tų, ir jau dabar, ir seniau tų, kur šiek tiek naudoja ir kompiuterius vienaip ar kitaip kažkokiam aspektui, ar ten apskaičiuoti rezultatui gauti, ar dar kažkokiam ar yra labiau kompiuteriniai kariniai žaidimai, kur iš esmės viską darai tenais labiau per kompiuterį, bet aš asmeniškai daugiau su tais analoginiais dirbau, nes analoginiai vienas dalykas, aišku, aš turiu ir programuoti nelabai moku tai, kad ten savo daryti, bet tie analoginiai turi tą diskusijos elementą turbūt stipresnį, kuris leidžia po to pamatyti dalykus, kurius kitaip sunkiau pamatytum. Ir jie turi daugiau laisvės, ypač jeigu darai tuos žaidimus, kur yra pasirinkimų laisvė, tuomet vėlgi tu mažiau užsidarai ir save apriboji, jeigu tu naudoji ne kompiuterinį versiją. Galbūt naudoji kažkokias programas, kurios tau padeda tai gyventi, bet galiausiai vis tik tai yra toks labiau atviras žodinis formatas. Kokie yra, jeigu galima taip įvardinti, garsesni istorijoje tokie karžaidos atvejai, ta prasme. Man yra žinomas tie vadinamieji Kriegspiele prieš Pirmąjį pasaulinį karą, Vokietijos generalinio štabo, tas kontempliuojamas Šlifeno arba Moltkės planas, klausimas, kuris ten tas planas buvo, bet kokie tokie žymesni? Tai jeigu pratęsiant Vokietijos temą, tai ir net galbūt šiek tiek užduodant kitą klausimą, bet sugrįšim ir prie šito. Vienas iš iššūkių yra numatyti ar įvertinti, o koks yra karžaidos poveikis, ar ne? Kaip mes žinom, kad jinai tikrai duoda tai, ką turėtų duoti, ar ne? Tai tas galutinis testas turėtų būti mūšio lauke. Ir to nesukursi, ne eksperimento kažkokią nepadarysi. Bet kaip vienas toks labiau anekdotinis galbūt pavyzdys dažnai naudojamas tarpukario Vokietijos, nes kas baigėsi Pirmasis pasaulinis karas, visi Vokietijai įpareigojimai vienaip elgtis tenais už apribojimą kariuomenę ir visą kitą, jie neturi. Bet kuomet jie sulaužo visus šitus įpareigojimus, kas atsitinka, jie jau turi planus. Kaip jie tos planus išvystė, jie daug dirbo būtent ant stalo, žaisdami žaidimus ir modeliuodami situacijas, kad įsivertintų, kokios ginkluotės jiems reikėtų, kaip turėtų veikti sąveika tarp skirtingų kariuomenės šakų, kokie galėtų būti planai. Tai yra, net galim turėti tikrų dalykų, negalim turėti realių pratybų, tai gerai, tada dedam ant stalo ir žiūrim, ką turim. Ir kuomet jau viskas jau eina, pradėjo Vokietija labai sparčiai eiti karo keliu, jie jau turi planus ir jie žino, ką jiems reikia vystyti, kaip vystyti oro pajėgas, kaip tenai, žodžiu, tankus ir visa kita. Tai toks irgi pasiruošimas, čia galbūt nėra kažkoks konkretus žaidimas, bet yra daug skirtingų ir ten yra tų žaidimų atvejų, kur po to daug ir generolais tapusių tuo metu jaunų karininkų irgi dalyvauja konkrečiose žaidimuose. Iš kitų, tai vėlgi turbūt Antras pasaulinis karas irgi duoda tokių įdomių pavyzdžių. Vienas iš jų tai yra Britų Western Approaches Tactical Units. Tenais yra labai konkreti problema, ar ne? Britai ir blokada, šitie povandeniniai laivai, vokiečių visą kitą, iš kur atgabenamos prekės, iš konvojais iš Šiaurės Amerikos, problema, konvojai gali būti pažeidžiami povandeninių laivų. Tai ką daro, ir tai daugiausiai daro moteris, nes tiesiog vyrai yra laivyne, ar ne, pačiose laivuose, jie peržaidinėja taktikas ir vysto taktikas, kaip konvojai gali kovoti ar vengti povandeninių laivų. Labai specifiškai, tai žodžiu, turi grindis, ant grindų su kreidelėmis paišo visokias trajektorijas, atsistoja tokios kaip spintose su užuolaidom, su prakirptais, žodžiu, langeliais, kad matytum tik tais dalį lauko, kurį matytum būdamas laive, žodžiu, ir pagal tai jie išvysto kelias specifines taktikas, kurias pradeda praktiškai taikyti ir kurios irgi padeda, jos pasiteisina, taip. Bent kažkiek sumažina tą pažeidžiamumą. JAV turi savo žaidimus, žinom, kad ir prieš Antrą pasaulinį karą buvo net ir Pearl Harboro puolimo scenarijus pražaistas toksai, ten, man atrodo, 32 gal metais, tai dar gerokai iki pradžios, bet buvo Vokietija ta pati, ar ne, pražaidžia Operaciją Barbarossa, man atrodo, žaidimas Operacija Oto vadinosi, ir ten irgi pakankamai įdomus atvejis, jie žaidžia ir žaidimo rezultatai bendrai pradžioje atitinka daugiau mažiau operacijos eigą. Realiai eiga. Taip. Ten ir pagal sunaikintų divizijų skaičių netaip toli nuklysta, bet jie neatsižvelgia į porą dalykų. Ir čia vienas dalykas, atrodo, kad viskas gerai, bet tam tikri trūkumai žaidimo modelį gali labai pakeisti rezultatus. Vienas dalykas, jie nenumatė, kad sovietai atkūrinės greitai, kad ir mažai parengtas divizijas, ar ne, kad tai bus nauji žmonės, kurie galės eiti į karą. Ir kitas dalykas, jų žaidimų scenarius, man atrodo, baigėsi gal lapkritį ar pačiai rudenį. Tai yra, jie nebeįprieina iki žiemos ir panašiai, nes jau viskas aišku, pagal žaidimo rezultatus mes sunaikinom pakankamai priešo, kad jie neturėtų
neturėtų kažkokių galimybių normaliau pasipriešinti, tai tikimės, kad tai bus ir tikroviai. Kitas pavyzdys, japonai prieš Midvėjaus mūšį jie irgi tenais pražaidinėja, mato, kad pralaimės, žaidimas rodo, kad pralaimėsim, negalim kovoti su amerikiečiai šičia, bet ten jau buvo admiraliteto sprendimas, kad mums reikia mūšio, sako, žaiskit dar kartą žaidimą taip, kad laimėtume, nu tai jeigu yra toks nurodymas, tai tu žaidi žaidimą taip, kad tu laimi, žodžiu, ir po to nueina į mūšį ir pralaimi. Ir vėlesnių irgi yra įdomių pavyzdžių. Pavyzdžiui, 2002, man atrodo, metų ar 2003 Millennium Challenge buvo didelės pratybos JAV, tai irgi fokusuotos į artimuosius rytus ir tenais tokiu skandalu pagarsėjo, kuomet už atsargos generolą žaidės už priešo pusę, aš neatsimenu, kaip dabar fikcinių pavadinimų ten ta šalis vadinasi, bet iš esmės tai būtų Iranas ar kažkas panašaus jį. Jisai priima labai nestandartinius sprendimus, tenais siunčia žinutės motociklais, kad, žodžiu, nenaudoti elektroninių komunikacijos priemonių, amerikiečiai perims ir panašiai. Tada visas raketas iškart paleidžia, tenais nuskandina laivų ir panašiai. Pratybos sustabdomos. Ir sako, žaisim dabar iš naujo ir taip nežaisim. Ir tada tas jau ten labai pasipiktina, žodžiu, ten toks tikrai nemažas skandalas kilo, bet iš esmės sustabdymo turbūt pagrindinė priežastis buvo ta, kad kiekvienas žaidimas turi savo tikslą. Ir jeigu tu vyksta kažkas, kas nukreipia nuo tavo tikslo, tai veikiausiai tu gausi pamokas visai ne tas, kurių tau reikėjo. Tu turi konkrečias pamokas, kurias tu nori išmokti, ar ne, ten, pavyzdžiui, sąveiką tarp skirtingų dalinių. Ir tada kartais reikia biškai sugrįžti atgal, kad galėtum vėlgi grįžti prie tų savo pagrindinių pamokų. Net ir komerciniai žaidimai į stalo, būtent tie kariniai, gali būti pritaikomi, kuomet Irakas įsiveržė į Kuveitą. Vienas iš dalykų, kurį Pentagonas imasi, tai yra toks Gulf Strike žaidimas, paprašo dizainerio, kad komercinis žaidimas, kad truputį pamodifikuotų, tam, kad galėtų greitai suprasti situaciją. Tai tiesiog sumeta greitai, tenais vos ne pirmą dieną, kuomet Irakas užpuola Kuveitą, jie tenais jau stumdosi ir pasižiūri, kaip, o po to pradeda naudoti ten rimtesnius modelius, kuomet turi laiko jiems šiek tiek sukurti, bet tam pirminiam vaizdui gauti naudoja ir komercinius žaidimus. Tai tų pavyzdžių yra. Leis suprasti, bijau, kaip į karžaidą yra, bendrai tą procesą yra įtraukiama, jeigu įtraukiama, ar tai galbūt neįmanoma, tas viena vertus tu kalbėjai apie topografiją, mes kalbame apie žemėlapius, bet kita vertus tas, vadinkim, žmogiškasis elementas. Iš esmės, kaip sakant, mes visi skirtingi, ar ne banalu, bet taip. Ir tu negali žinoti, ką tavo priešas ar priešininkas galvos, mąstys, kokios nuotaikos bus ir panašiai. Taip. Kaip šitai yra inkorporuojama? Tai geram žaidime tu nori, kad už priešą žaistų tas, kuris turi patirties. Pavyzdžiui, jeigu tu turi žaidimą, kur yra Kinija ar Rusija, tu nori, kad žaistų tos šalies, tos kariuomenės ekspertas. Yra net ir atskiri ir kursai ir panašiai, kur žmonės rengiami tam, kad jie galėtų lengviau mąstyti kaip jie mokosi ir doktrinos, kultūrinių dalykų ir panašiai. Nes taip, kitaip yra, kaip ir ką tu turi turbūt galvoje, kad yra, amerikiečiai daro žaidimą, tai bus dvi Amerikos, tik pas vienus bus amerikiečių daliniai, pas kitus kinų. Tai iš tikrųjų, taip, geram žaidime. Taip, tas racionalumo samprata yra savotiška. Taip, tu doktrinas priimi sprendimus pagal tai, ką tu esi pratęs. Tai geram žaidime bus už priešo pusę, bent dalis komandos bus žmonių, kurie gerai išmano tiek karinius dalykus tos pusės, tiek kultūrinius dalykus ir politinius, kad galėtų priimti sprendimus, kurie būtų artimesni tam, ko galima iš jų tikėtis. Kokia yra šiaip karžaidos reikšmė ne tik kariniuose reikaluose, bet ir civiliniuose? Kaip tai yra išnaudojama? Tai taip, kad kaip ir pats žodis ir ne karžaidė sako, tai iš esmės karybai vis dar naudojama yra daugiausiai, bet plečiasi, tikrai plečiasi į civilinį sektorių, turbūt iš kelių aspektų. Vienas dalykas tai yra verslai gali tai naudoti ir jie tą naudoja vienaip ar kitaip, ar ne, irgi galbūt vėlgi tai nėra kažkoks labai plačiai paplitęs metodas, bet tikrai yra naudojama. Kitas dalykas, man atrodo, aktualus tai yra visuotinė gynyba, pilietinis pasipriešinimas, nes vienas dalykas tai gali būti priemonė edukuoti, kas galėtų įvykti ir tiesiog pradėti mąstyti apie dalykus tokius kaip ar ne kažkokias didelės nelaimės, karas ir panašus dalykai. O kitas dalykas, kad tu gali pradėti žiūrėti ir ugdyti gebėjimus, būtent kaip civilinį sektorių, pagelbėti jam, ar kaip valdyti, kuomet tai nėra karas, bet yra, pavyzdžiui, kažkokia situacija. Mes irgi planuojame netrukus turėsim vieną žaidimą, kur yra scenarius, kad yra pavojingų medžiagų išsiliejimas siauroje transporto arterijoje ir ir tada tiesiog suvaldymas pačios situacijos, ar ne. Galbūt jau ne visai karžaidė, labiau kaip žaidimo metodas, bet dabar viena iš temų, su kuriam studentai mano dirbo, buvo pilietinis pasipriešinimas ir
kaip žaidimo formą, žodžiu, ugdyti pilietinio pasipriešinimo, tiek žinias gilinti, tiek taip, bendrai kažkokius gebėjimus ir orientuotas į mokinius. Tai iš esmės tas toks priešgaisrinės apsaugos, gelbėjimo, lygų prevencijos ir kitų dalykų, tai yra irgi visai naudojamas metodas ir vis labiau augantis. Taip, tai karyboje vis dar tai yra dominuojantis, bet kitos rytis irgi, ar ne, mes ir patys darėm pernai žaidimą esame su Ilte. Tai būtent apie ekonomikos galimus kelius, darėm ir su švietimas numeris 1 apie tai, kaip galėtų švietimas vykti. Kartais tai padeda tiesiog kaip pasitarnaut gali kaip metodas gauti griežčiau apsibrėžus tam tikras ribas, gauti informaciją iš ekspertų tos srities. Tai yra, kas gali būti tie veiksniai, kurie mus skatina į priekį ir kokios yra kliūtis. Ir vėlgi, pavyzdžiui, jeigu tą patį žaidimą kartoji daug kartų, tai jau gali pasižiūrėti ir kažkokios tendencijos kartojasi ir yra kažkokie specifiniai dalykai, kurie yra labai vienetiniai ir ten, kur kartojasi, tai tikėtina, kad bent jau toks yra sutarimas, bendras matymas, kad tai yra kažkokie pagrindiniai kliuviniai pasiekti norimus tikslus. Iš esmės, žinai, karo teorijoje, ten Clausewicas kalbėjo apie tai, kad visi planai gali būti išmesti iš šiukšlių nuo pirmo susidūrimo su priešininko kariuomenė. Rumsfeldas garsiai sakė apie nežinomus, apie known unknowns. Mano klausimas apie tai, ko jau aiškėja, ką gali pasakyti karžaida, bet ko negali pasakyti ir kur taip yra, maždaug taip sustojama, kad, va čia maždaug reikia būti kukliais savo paties atžvilgiu. Ko negali pasakyti, tai kas bus. Čia yra labai kartais galvojama, ar ne, kad tai yra tam tikras nuspėjimo, kas bus metodas, bet tai nėra. Tai yra galimų scenarijų, kas galėtų įvykti, bet tai galėtų, bet tikrai nėra net būtinai kažkoks, ar net tu pražai vieną kartą turėti, nėra būtinai labiausiai tikėtinas variantas. Tai yra tiesiog viena kažkokia galima ateitis pagal apibrėžtus parametrus. Tai vienas dalykas, ko tai net kastuotai neturėtų būti, tai yra, tai viskas, dabar jau tikrai taip ir bus, nes kartais taip ir būna, ar ne, šitas, kur pas mus buvo vinimas šitas vokiečių Ernstfall žaidimas. Ne, tai yra vienas kažkoks variantas su tam tikrais labai aiškiais apibrėžimais, į ką fokusavos, tai nėra pasakymas, kad tikrai taip 100% viskas ir būtų. Ir būtų ir viskas. Tai vienas dalykas, tai nėra ateities spėjimas, tai yra bandymas pasižiūrėti į tai, kas yra įmanoma ir iš esmės identifikuoti savo silpnas vietas ir stiprybės. Šiaip blogiausias žaidimas turbūt yra tas, kurį tu laimi, tiesą sakant. Nes jeigu tu laimi, reiškia viskas labai gerai. Aš laimėjau, tai ką man dar kažką reikėtų keisti. Kaip tik pralaimėjimas yra tas dalykas, kuris gali geriau ugdyti, nes tu gali lengviau identifikuoti savo silpnasias vietas. Tai jis negali šito pakeisti. Vienas dalykas, kitas dalykas, tai vis tiek yra, aš kadangi pats iš socialinių mokslų, tai aš matau pirmą žaidimą kaip modelį. Tikrovės modelį, kuris jie supaprastina, jisai gali atvesti prie kažkokio tikslo ir dėl to labai svarbu, kad jeigu tu darai ne pramoginį, o profesinį ar edukacinį žaidimą, kad tu iš karto žinotum, ko tu iš jo nori. Ir kad tas žaidimas būtų nukreiptas į konkretų tikslą. Jis negali pasakyti visko, apriepti visko ir panašiai. Taip, analitinis žaidimas, jisai galės kažkiek ir mokyti, mokomasis galbūt gali šiek tiek ir analitinių kažkokių išvalgų pasiūlyti, bet tu turi labai aiškiai apsibrėžti, ko tau reikia. Tai žaidimas konkrečiai vienas turėtų būti konkrečiam tikslui, o ne pabandyti papimti viską, ką gali atsakyti į visus kylančius klausimus. Tai to nebus. Ir tada jau priklauso jautrus kaip ir kiti modeliai, tai kokias tu prielaidas į jį sudėsi. Ir priešingai negu modeliai, kuriuos tu tyrinėjai naudodamas ar nežinau, kažkokius antrinius duomenis ar panašius dalykus, priklauso ir nuo tavo dalyvių. Tai yra, jeigu tavo dalyviai nėra ekspertai, ar turi labai aiškus šališkumus, ar žaidimui yra, kaip tas japonų atveju ir Nemidvėjaus, yra nurodymas, kaip jis turi baigtis, tai tavo informacija, kurią tu iš jo gausi, irgi nebus labai gera. Tai tas toks subalansavimas yra pakankamai sudėtingas, ypač dėl to, kad žaidimas užtrunka laiko. Gauti gerus ekspertus ilgesniam laikui yra iššūkis. Ar tai būtų civilinis sektorius, ar ne, kalbam, pavyzdžiui, apie politinius žaidimus, arba tas paskarinis, jeigu tai yra aukštesnio lygmens sprendimai, ar ne. Priimami. Tai tų apribojimų yra ir už tai visą laiką svarbiausia pirmą pažiūrėti yra, koks yra tikslas ir ar žaidimas yra efektyvus būdas tą pasiekti ar ne. Čia, kai minėjai to, kad karžaida negali nustatyti, kaip bus, tai prisiminiau dabar nesenai skaitytą apie rugsėjo 11 ir apie statybų inžineriją visus dalykus ir apie tai, kad buvo, kaip sakant, žaista apie tai, kas nutiktų dvyniams, jeigu juos rėžtųsi civilinis orlaivis.
bet nieks nebuvo elementaraus dalyko, neturėjo mini, kad jis gali rieštis su 100 tonų dizelinio kūro, aviacinio kūro, ta prasme, ir kokias tai turėtų pasiekmes. Jet fuel can't melt steel tentas, kur jo buvo. Jo, ir sąmokslo teorijos. Sąmokslo teorijos, jo, ir South Parkas ir viskas kitkas. Ar sutiksi, kad dabar yra toks gerokas paūmėjimas viso karžaidos Europoje, nežinau, vakaruose? Taip, tikrai taip. Tai turbūt vienas dalykas, su kuo galima sieti, tai 2015 metais iš JAV gynybos departamento labai išėjo toks irgi skatinimas fokusuotis, nors Amerikoje tai ir taip ilgesnė, ar ne, tokia stabilesnė tradicija, turbūt ir Jungtiniai karalystiai, bet po to iš tikrųjų labai, labai daug į tą temą pradėjo dirbti ir Europoje, tai atsirado ir NATO tokie Wargaming Initiative for NATO renginiai, kurie būtent keliauja labiau toks per Europos valstybės, tai ten buvo Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, kuri būtent skirti labiau sutelkti, aišku, dalyvaujant ir sąjungininkam, ne Europos sąjungininkam, bet būtent skatinti tą metodo perėmimą ar platesnį taikymą bendrai alijanse, bet to pačiu akcentuojant ir tai ir tam tikrą Europos šalių įsitraukimą, nes iš esmės jo ir prancūzai, ir vokiečiai, ir italai, ir britai jau minėjau, ar ne, tikrai jausisi tas pagyvėjimas, pas lenkus irgi yra. Dabar jau antrus metus organizuoja konferenciją pakankamai nemažai, traukia ir savo skirtingas kariuomenės šakas, ten tikrai visai didelis renginys pas juos pačius. Tai yra to susidomėjimo, yra ir pas mus jisai irgi yra augantis, pavyzdžiui, šiemet turėjom ir Vytauto Didžiojo karininkų kursuose, irgi naudojom vieną žaidimą kaip operacinio lygmens. Būtent kaip mokomoje priemonė. Aš dar norėsiu paklausyti apie tą Die Welt žaidimą, kuris buvo darytas. Labai įdomus man pasirodė Wall Street Journal aprašytas, kuris šiaip tai, man atrodo, nebuvo tiek labai išartikuliuotas Estijoje, NATO ir Ukrainos. Ten labiau pratybos iš esmės labiau buvo, bet pats principas apie tai, kad Ukrainos droninės pajėgos tiesiog suvalgė NATO konvencinės pajėgas esančias Estijoje, aišku, ten jos nėra labai didelės. Bet ką galvotum apie tą Die Welt skelbtą scenarijų? Aš jį klausiau, nes ten ir podcastas buvo išleistas. Nemažai kritikos ten sulaukė. Man atrodo, kad biškai šiek tiek išsiskiria fokusai, į kur norėjo žiūrėti pats žaidimas ir kas galiausiai išėjo kaip pagrindinė žinutė į viešą erdvę. Nes jeigu ir pas mus, bet iš esmės ir tam pačio Wall Street Journal ir kitur, Marijampolė kris per 3 dienas ar kažkas tokio žinutė. Bet jeigu mes pažiūrėtume į pačią struktūrą ir ką jie norėjo pasižiūrėti Vokietijos sprendimų priėmimo procesą ir kuo sudėtingesnėmis sąlygomis. Ir tai tada kuo daugiau problemų Baltijos šalyse, tuo sudėtingesnės sąlygos ir tuo yra toks kaip griežtesnis apribojimas, ar ne, kaip sprendimų priėmimo vokiečių pusė, ar ne. Tai man atrodo, kad jie bandė išryškinti šitą dalyką, bet iš komunikacinės pusės labiau išėjo tas dalykas, kuriame net nebuvo, ar ne, nebuvo simuliuotas tas kinetinis kažkoks aspektas, jie nenaudoja tenais to aktyviai būtent karinio modeliavimo, dar kažko ten daugiau, vėlgi turbūt prielaidų arbitrų sprendimų priėmimo, vėlgi negaliu detalizuoti, kadangi pas tenais eigoje nebuvau, bet man atrodo, kad išsiskyrė šiek tiek du šiti naratyvai. Tai, kas galiausiai buvo pagauta labiausiai viešoje erdvėje ir tai, į ką žaidimas norėjo pasižiūrėti. Tai čia turbūt viena didelė pamoka yra komunikacinė. Tai yra vis tik karžaida, ar dabar jau pasakysiu ir angliškai tas wargamingas, jis turi tam tikrą tokį autoritetą turbūt, kuomet kalbi, nes tai pražaidė ekspertai, scenarijų, visą kitą. Ir tada, kaip tu pateiki tuos rezultatus, turi poveikį, ar ne? Ir kaip žinia, nebūtinai tai, ką nori pasakyti, bus tas dalykas, kuris bus pagrindinė žinutė išsinešta. Tai man atrodo, čia šiek tiek nutiko. Čia labai įdomu, ką sakai, tai iš esmės karžaida ir tam tikri scenarijai kaip tam tikras politinis įrankis netgi, galim sakyti. Vėlgi, kai grįžtant prie to Kriegspiele, Šlifeno laikų ir apie vieną iš tų žaidimų, kai pagal dabartinį tam tikrą interpretavimą yra tai, kad tai buvo absoliučiai politinis įrankis padidinti divizijų skaičių. Iš esmės, taip sužaista seno gudraus generolo tam, kad parodyti civiliniai valdžiai, kad mums reikia daugiau pinigų kariuomeniai.
Taip, tai visiškai... Tai nėra kažkokia nuostaba, ar ne? Tai taip, ne, tai yra natūralus dalykas. Yra, patinka pažįstamo terminas malign wargaming, kur tu gali specialiai turėti žaidimą, kuris pastatytas ant blogų prielaidų ir viso kito, tiesiog turi garsiai apie tai trimituoti, kad išgirstų tie, kam nereikėtų tikro žaidimo ar neišgirsti. Tai gali naudoti ir kaip tam tikrą priemonę klaidinimui ir net nebūtinai viešinti, bet žodžiu, padaryti rezultatus prieinamus priešiškoms jėgoms tam tikrais kanalais, kuriais jie pasitikė. Ir tu tada gali turėti tokią situaciją, kuomet tu žinai, kad tau tie rezultatai nėra naudingi, kaip rezultatai žaidimo, nes jis yra sustatytas taip, kaip nebūtų situacija, bet priešininkui tai gali būti, jeigu jis priima tai kaip tikrą informaciją, tai gali būti tam tikras remiamas informacinis dalykas. Gal koks banalus klausimas, bet jeigu turėtum resursus, didelius resursus ir šiandieninę Lietuvą matydamas, kokį norėtum sužaisti žaidimą, ir turiu omeny plačiai, ar karinį, ar civilinį, kuris, kaip sakant, padėtų, kaip ten pagražinti Lietuvą plačiaja prasme, ar ne, paefektyvinti tam tikrus sektorius, ar kur norėtum pažaisti? Aš tai manyčiau, kad būtų įdomus kampas, tai visuotinės gynybos ir sąveikos tarp karinio civilinio sektorių, jeigu ateitų, žodžiu, diena X ir panašiai. Tai yra, kas galėtų padėti pasirengimui ir panašiem dalykam. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas turbūt toks įdomesnis, jeigu žiūrime jau labiau į tarptautinius santykius, tai be abejo klausimai susiję ir su to pačiu sąjungininkų sąveika ir panašiais dalykais. Bet turbūt pirminis būtų, kal žvelgiant į Lietuvą, tai turbūt ta sąveika visuotinės gynybos, karinio civilinio sektoriaus bendradarbiavimas, kas būtų jeigu atveju, tuo ir kas galbūt padėtų identifikuoti tam tikrus darbus, kuriuos galima pasidaryti dabar, kad jų nereikėtų daryti jau po to, kai jau šiek tiek vėloka. JAV su Kinija žaidžia dalykus dėl Taivano sąsiaurio? O taip. Yra net ir galima internete, jeigu paieškosite, yra dabar ar CSIS ar CISS, aš visą laiką maišau, kuris yra kuris. Think tankų. Tai jie netgi turi visai įdomių ataskaitų, jie, pavyzdžiui, yra padarę skirtingomis temomis, nuo, pavyzdžiui, kas jeigu Kinija pradeda ekonominę Taivano blokadą, ar ne, scenarijus pirminis, ir po to eina įvairius eskalacijos kryptimis. Ir ta ataskaita būtent ir kalba tos skirtingus scenarius. Jie, man atrodo, apie 20 kartų vien blokadų scenarijų pražaidė su skirtingais dalyviais. Ir tada gali bandyti jau lyginti. Jos turi 20 atvejų, tai žiūri, kurie dalykai kartojasi, kurie nesikartoja. Tai Kinija, Indo, visas Pacific regionas, Taivanas yra tikrai paklausus. Jie sakant, kadangi nemažai tenka dalyvauti visokiose konferencijose su Wargamingo, tai yra 2 dalykai, ir ne? 3 dalykai turbūt, gal taip išskirčiau. Tai vienas dalykas yra Taivanas, antras dalykas su laiku vis daugėja žaidimų, nes dažniausiai renginiuose būna tų žaidimų pavyzdžių, kokie sąjungininkai žaidžia ir panašiai. Tai yra apie Baltijos šalis, kas viena vertus ir taip džiugina, bet ir to pačiu neramiau. Ir kitas dalykas, Arktis, tai turbūt 3 temos, kurios pakankamai nemažai žaidimų yra, tai be abejo, bet dominuoja labiausiai šiuo metu Baltijos ir Taivaną. Aišku, būna įvairių, pavyzdžiui, teko žaisti. Ir ne, tokia, aišku, su išimtais tikrais duomenimis, tai realiai mes tik patį modelį pasižiūrėjom žaidimo, pavyzdžiui, pajėgų atstatymo Ukrainos atveju. Ne, nes dizaineris jisai dirbo Ukrainoje, amerikietis pats, ir jis turėjo žaidimą parengę, kuris būtent kaip reikia, kur treniruoti, ar ne, kokios stumų nuo fronto, kada išimti, žodžiu, kokius nuostolius patirys ir panašius klausimus. Tai net jis, aš nežinau, vėlgi, tai pilna versija ir ne kiek neanalitinė, bet bent jau kelia klausimus, apie ką tu turėtum galvoti, jeigu tu planuoji šitus dalykus. Tai tų žaidimų būna pakankamai įvairių, bet tematiškai Baltija ir Taivanas yra. O Arktis, tai čia jau tą tokį tarptautinį konfliktą, ar čia vėlgi Kinijos, Rusijos, Amerikos? Kinijos, Rusijos, Amerikos, NATO, kaip turbūt labiausiai toks NATO, Kinija, Rusija, kaip žiūrint NATO labiau galbūt kaip vienetą. O mes žinom, ar Rusija darė kažkokius bandymus žaisti prieš operaciją 22 metų? Ar prieš 22 negaliu pasakyti, veikiausiai taip, yra kaip tik paskelbta ataskaita apie Rusijos generalinio štabo žaidimus, bet dar nespėjau ir pats pasižiūrėti, nes čia visai šviežiai pasirodė gal prieš porą savaičių ir panašiai.
Tai nespėjau pažiūrėti, bet veikiausiai taip. Bet čia vėlgi, ir čia dabar jau kalbu tiesiog kaip spėčiau, tai nebūtinai kaip yra, bet manau, kad vėlgi kaip diktatūrinės režimas, tai šiek tiek kenčia jų žaidimai nuo to yes man dalyko, žodžiu, kad yra reikalingas rezultatas bus. Taip. Ir šitas, nes šiaip, ko žaidimai mums yra naudingi to, kad tu gali išsibandyti ir kažkokius visiškai ir netikėtus sprendimus, dar kažkokius sprendimus pasižiūrėti. Ir gautas rezultatas, ar ne, čia dar viena iš tų savybių, kad gautas rezultatas nepaveikia tavo nei karjeros, nei kažkokio šiaip, žodžiu, tikro tavęs nepaveikia, jeigu tu kaip dalyvis priimi kažkokius sprendimus. Kaip tik gerai, tu bandai kažką, pasižiūri, veikia, neveikia, viskas tvarkoje. Ir gal paskutinis klausimas, tam tikras popsinis gal, tie tokie visai žinomi stalo žaidimai, kaip diplomatija, Kissingerio mėgstama, ar ne, ten tas žaidimas, arba riskas, tai galima laikyti, ar negalima, ir kaip ar kodėl, karžaidos tam tikrų, kaip sakant, tam tikrų minimalių. Aš, taip sakant, turbūt sakyčiau, labai pavojingas klausimas yra, kas yra karžaida, kas ne, nes dažnai akademijoje prie apibrėžimų po to kovos prasideda. Bet aš laikyčiau galbūt ne tiek, kiek tikrais ar ne, tai ko laikytume karžaidą, bet kaip tam tikras toks light versijos, taip. Šiaip komercinių yra labai detalių žaidimų. Yra kas labai įdomi tendencija, iš profesionalaus sektoriaus žaidimai adaptuojami ir išleidžiami kaip komerciniai. Ta padarė amerikiečiai. Jie padarė marinam žaidimą, kuris būtent orientuojas mes ten gal 10 metų į ateitį. Tai reiškia, jis apima multi-domain, žodžiu, visas šitas daugiadėmenė. Aplinka, tai yra kosmosas, cyber, visi kiti dalykai yra traukiami ir numanomos to laikotarpio technologijos. Ką mes galime turėti realiai, kokius pajėgumus per 10 metų ir kaip tai tada galėtų sąveikauti mūšio lauke. Ir jie tą žaidimą naudojo tokiam mokymus ir to pačiu šiek tiek analizai ir po to adaptavo ir išleido kaip komercinį variantą Littoral Commander pavadinimu. Yra dabar 2 versijas, tai yra apie Indo-Pacific regioną ir yra apie Baltijos regioną. Kitas pavyzdys yra Britų, tai čia labiau toks operacinis. Britai kariuomenė irgi turi savo taktinio lygmens žaidimą, kuris tiesiog buvo vieno iš developerių vėliau adaptuotas su Estijos žemėlapiais ir išleistas kaip komercinis žaidimas. Yra kai kurios dalykus supaprastinus, kai kurios išėmus padarius tokį, kad tu gali lengviau įeiti jį kaip žaidėjas, kuris nedirba su tuo ir panašiai. Ir tu gali žaisti. Tai yra šitas įdomus visai toksai nauja tendencija, bet šiaip iš esmės kurį laiką, gal apie 80-metį stalo žaidimų rinkoje apskritai tie tikri kariniai žaidimai stipriai dominavo. Tasme, kol neišsivystė visą ten ta Vokietijos euro žaidimų pramonė ir visa kita, tai jų buvo tikrai daug ir dabar labai plačiom temom nuo senovės istorijos iki ateities karų tikrai yra didelis pasirinkimas. Ir čia, jeigu tik tema įdomi, istorinė kažkokia, tai veikiausiai rasi gerą žaidimą, kuris padės tau ne tik gerai praleisti laiką, bet ir išmokti kažko apie tą laikotarpį, apie tą konkretų konfliktą, į kurį žiūri. Ar galėtum klausytojams ką nors parekomenduoti, kokius websaitus ar podcastus, kurie kalba, rašo apie wargamingą? Taip, tai iš tos profesionalios pusės tai yra PAX Sims puslapis, kuriame pakankamai daug naujienų galima sekti. Tenais pakankamai jis jo dažnai atnaujinamas ir tikrai tą profesionalią edukacinę pusę galima stebėti. Iš video pusės, pavyzdžiui, yra kiekvienais metais vyksta Connections Online konferencija ir po to paprastai YouTube'as sukeliami įrašai, tai yra pačių įvairiausių temų. Šiemet, pavyzdžiui, buvo būtent Wargaming Soft Factors, ar ne, tai būtent visokie tenais nuo informacinių dalykų iki kitų, kurie nėra net tie kinetiniai aspektai konflikto. Iš platformų yra platforma Rally the Troops, kur yra komerciniai kariniai stalo žaidimai, laisvalaikio įkelti ir jie yra tenais, nemokamai gali kai kurios ten iš jų. Visi, kas yra įkelti, yra nemokamai ir gali tiesiog pasibandyti tenais. Tų temų yra irgi nuo pirmo pasaulinio karo iki Ispanijos pilietinio karo ar kas ten dar iš. Ir tai tokių, vos ne, JAV marinų 19 amžiaus ten, kai jie į Šiaurės Afriką važiavo gelbėti prekybos kelių ir viso kito. Tai yra irgi visai tų pasirinkimų. Tai tikrai yra nemažai ir galvoju, kad dar šiaip yra labai įdomi, jeigu knygos vis tiek kaip iš akademijos žmogus, vis tiek man tas knygos mielas dalykas, tai yra
Matthew Caffrey Jr. knyga On Wargaming tiesiog vadinasi. Jeigu norit istorijos Wargamingo, tai ten fantastiškas dokumentas yra tiesiog. Gerai, viską išgirdome, daug visko galėjome prisižymėti. Ačiū labai, Pijau, kad atėjai pas mus į studiją. Dėkui iš kvietimą. Labai malonu. Primenu mūsų klausytojams, kad šiandien kalbėjome su ICM docentu Pijum Krūminu. Šį epizodą įrašinėjome birželio 16 dieną. Mūsų laidų archyvą galite rasti Spotify ir YouTube platformose. Iki kito karto. Ačiū.